Nu, esame Austrijai, kalnai Golm, prieš Runco, ne, miestelis. Kas čia dar gero? Kalnų aukštis virš 2 kilometrų. Trasos kietos. Trasos kietos šiandien. Vakar tai lyjo, tai negalėjom čiuožinėti. Bet šiandien kietos tokios kaip ledinės. Tai blogai čia. Man tai gerai. O apačioj, kadangi šilta, tai ten sniegas minkštas, šlapias toksai. O čia tai geras toksai. Va taip pat atrodo. Kalnai. Mes biškį pasimetėm nuo savo draugų, bet visai nepergyvenam mum ir. Mum nėra blogai. Tik šitas kurortas mažas. Tai rasim kaip nors. Tai ta vieta kalnų, jo. Čia kiek tų keltuvų? 5 ar čia tik tai keltuvai? Jo. Tik tai, kad kyla jie po bevelniškai ilgai. Ilgiausias trasa 6 kilometrai iki pat apačios. Tai be sustojimo sunku nuvažiuoti. Čia yra baras. Tai ten kur nors turbūt Vladas su Lina ir badžiojasi. Ne, nesimato. Labai daug. Labai daug žmonių. Jo, bare daug žmonių. Gerai, trasasi mažiau. O, čia pareina. O, kaip pareina. Ir aš taip moku tokiu greičiu. Čia koks tai varlininkas ar kažkas tai tokio, jo, vaikam čia vaikam. Bet tokie mažiukai čiuožinėja, 4-5 metukų čiuožia vaikai. Ten dar mažesnių buvo, ne, 2 metukų tokie. Nu tokie dar sunkiai stovi, bet jau čiuožia. Va čia mes vis dar kylam. Aš bandysiu daryti įrašą tol, kol kylam. Kylam, vis dar kylam. O ten anoj pusėje, o, kalnai taip atrodo. Ai, šitas keltuvas turi tokį navarotą, galima užsidengti stiklą. O. Čia kai jau labai buvo vėjas pūtė ir buvo šalta ir lyjo, tai mes sėdėjom po stiklais. O dabar saulutė šviečia, tai galim sėdėti be stiklų. O ten vaizdas į kalnus, va toksai. Man gražu. O čia va tirpsta vandenėlis ir bėga žemyn. Po truputį. Va, o čia tokie subraižyti atrodo kalnai, pasirodo čia sniegas krenta ir biškį kai ridenasi, tai jis padaro tokius takelius gražius. O apačioj tie takeliai platėja ir gaunasi vadinamos lavinos. Mes iš pradžių galvojom, kad čia kažkas pravažinėjo, freeridą pravarė. Gražu. Nežinau, kaip ten matysis tam aparatė, bet mum tai labai gražu. Nu kur toks slėnis? Man ten irgi labai patinka, atrodo, kad ten yra kelias padarytas pravažiavimas, bet taip atrodo tik tai. Gamtos taip surėdyta. Va, tie keltuvai, kai važiuoja žemyn, jie patys užsidaro tuos stiklus ir tada nesninga ant kėdžių. O kai kurie keltuvai iš šitos vat serijos tai buvo šildomi. Atsisėdi ir užpakalį kaitina. Šešiaviečiai. Nu, va tai mes ir važiuojam su tokiu šešiaviečiu. Bet jie man atrodo kaitina, kai būna šalta. Turbūt. Nes šiandien nekaitina visiškai. Va, ten jau buvo ženklas, kad beveik atvažiavom, va ten matos irgi ženklas šviečia, kad tuoj atvažiuosim, va zu, klaus dar, zu, nu tai zu machen tipo, yra vokiškai, va, ir ten matos 2 tokie raudoni, kažkokie daiktai, iš tikrųjų ten toks kaip šviesoforas, privažiuosim arčiau, ir jisai, čia va tunelis,
toks kaip šviesoforas, kad tipo iki ten dar turi būti uždaryta viskas, o tada vat pasimato žalia, o tada galima kelti, atidarinėti uždangas visas ir tada ir išvažiuojame į trasą iš naujo. Vat čia taip atrodo šitas kalnas Golm. O mes dabar užkilom į patį aukščiausią jo tašką. 2124 metrai. Ar ne, palauk? Gal. Vaski tunelis šalia. Yra pasivaikščiojimo trasos. O ten toliau, va tie, kur matėsi šone, tai buvo Draiturme 2800. Va. O va čia va patie pačia vandens. Anas mes buvom, nu čia, nu nesvarbu.